Sveiki visi. Kun jūs mėgaliai? Nežvejojat? Mes tai atvažiavom iš Šiaulių rajono. Esam Pageluvio tvenkiny. Dabar tarp miškų. Bandysim kažkur prasibraut, nes va tokie brūzgynai aplinkui. Čia tik vienas kelelis veda. Tai bandysim prieiti prie tvenkinuko. Pasiėmiau avižadrebį. Žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Jeigu nebus didelio vėjo, tai gal ką nors ir pagausim ir atsidarysim savo žvejybą jau šių metų pavasarinę. Nu, prasibrojam iki tvenkinio, bet pasirodo misija neįmanoma. Teks meškerę padėti šalį ir eit pasiimti ledo grąžtą, nes dar visur pilna ledo. Viskas dar užšalę, praktiškai vos nepilnai. Tai nieko gero. Pabandysim apeiti aplinkui dar, pasižiūrėsim, gal jau kitur ledo nebėra. Tai žingsniuojam. Nu ką, atrodo, radom neblogą vietą. Radom vietą, kur nėra ledo. Biški nutirpė. Kaip ir neblogai, sakyčiau. Tai pabandysim pasikurti meškerę. Tai va, atvynioja meškerę ir bandom. Pažiūrėsim, ar yra šėriukų čia. Čia visai neblogai jie pasigaudydavo vasarą. Kaip dabar neaišku. Gal dar neatsibūdė. Nieks nesivėja. Neįmanoma labai nuleisti ant dugno, nes labai daug yra kliuvinių, šakų, nes čia miško ežeras. Galima būti daug praradimų. Vėjas labai nemalonus. Labai sunkus užmetimai. Nors vieną reikėtų pagauti ant atsidarimo. Nu ką, pabandėm, pasibandėm. Nieko doro. Miško ežerėlis dar per anksti. Pusę valandos pabandėm pasidruošti. Nematėm nei vieno kibimo. Manau, sugrįšim čionais po 2 savaičių. Tai tam kartui bus tiek. Kam patiko šis video, paspauskit subscribe, paspauskit like, parašyk komentarą. Iki.